So it's true that today we draw the game. My feelings are that we lost 2 points, not that we won 1 point. It's true that following the result of Jonava, usually are equal games, tough games, minimum difference, 1-0, 0-1 or drawing. So I was sure that the minimum mistake and the luck will help to the team to win. We have 2 or 3 chances to score a goal, but we had problems in the first half of the season, having players like Garbaliauskas, Arvidas, and we lost them. Is also, I think that is normal. I don't want to find excuses, but I think that losing these players is normal. That we are feeling we are missing a bit them. But then I believe in the player that I have. I know that they have a lot of margin to improve. It's true that I want to speak today especially about Ignas Paulikas, our captain, that is making always one unbelievable job. Andrius Kezunas, that is also keeping a good level from the beginning of the season. And Martin is a striker that now we need to believe on the work that he's making. I am sure that he will have better results in the future. Nothing. I believe on the team. I hope that we will fight until the end for the third, fourth place and keep going. Is the only thing that I can say. I understand before the game 3 points is the only result what can make you happy, but by the play it looks fair from your perspective now. No, tell me what did Jonava. Tell me what they did. They were arriving 3-4 times from our mistakes, no, because they created nothing. It's true that I am more satisfied than the last week that we played against Ekranas the last Wednesday, because it was terrible game. We were speaking inside the dressing room. And for me, it's not fair. No, I am not this kind of coach that is trying to find excuses. For me, I like to win. The people who know me, they know that I want to win. Is 1 point for me is not enough. Mintis labai paprastos. Ruošiamės tikrai kovai, rimtai kovai prieš BFA. Ir pasidarėm išvadas ir tikrai šiandien noriu padėkoti savo vaikinam, kurie labai daug atidavė aikštį, daug kovos, tą ką ir norėjau, kad eitų į dvikovas, tai ėjom į kiekvienas dvikovas, stengiamės kompaktiškai gynyboje, priekyje bandėm irgi paspausti, turėjom savo momentų, jie turėjo savo momentų, tai aš taip galvoju, kad šiandieną tikrai rungtynės vertos lygiųjų, abiejų komandų, tai tiek viena ir tiek ir kita komanda galėjo laimėti, bet manau rezultatas tikrai, žiūrint pagal visas rungtynės, tai tikrai vertos lygiųjų. Buvo ir priverstinių keitimų, kaip tai apsunkino situaciją? Na taip, pas mus jau ne pirmas rungtynės, mums šį sezoną tiek pirmą ratą, toksai kaip nelaimės atsitinka, pas mus vis laik po vieną žaidėją, vis traumos, dvikovose traumos patiria aikštėje, taip kad tas visas ir pirmas ratas pas mus toksai buvo, taip kad nuo to nepabėgsi, futbolo dalis yra, bet šaunu, kad kiti išėję nuo suolo irgi atiduoda viską, kad komandai gelbėti komandą ir smagu šiandieną, kad mūsų akademijos auklėtinis Vakaris Sungaila 20 metų žengė į aikštę, taip kad parodom tą, kad tikrai mūsų akademija irgi augina žaidėjus, jaunus žaidėjus, kurie gauna šansus pirmoje lygoje, tai yra labai džiugu. Ir dar kone vieną geresnių progų sukūrė. Taip, kuris galėjo šiandieną ir pasverti rungtynės į kitą pusę, tai būtų išvis fantastika. Taip, bet manau, kad jam reikia dar toliau nenuleisti rankų, kaip ir kitiem jauniems žaidėjams, kurie yra pas mus siekti savo svajonių ir viskas dar prieš akį. Ir kaip sekasi naujokams įsilieti, buvo šiandien ir startinėje sudėtyje? Gerai, žinokit, tikrai ėjo ir Pijus Nainys pakeitęs, kur Matas Dedūra išvažiavo į aukštesnę lygą, taip pat ir Aurimas Stulga, kuris irgi įsiliejo, matot, irgi tikrai taip
gan greitai iš tikrųjų priprato prie mūsų komandos, tai yra smagu, tai matom į priekį didelius žingsnius, kad galima dar labiau su jais ir tikrai įdomų žaidėjai, kurie jauni ir jie turi dar visą savo galimybės įrodyti, kad kilti tik į aukštesnį lygį.